Sveiki, šalyje sausio 13, lygiai 6:30 ir metas apžvelgti dienos įvykius. Žinių kviečiu aš, Eglė Šantaraitė. Ir aš, Šarūnas Mazlas, pranešiu šios dienos sporto įvykius. Dėkojame, kad esate kartu. Pradžioje apie naujienas trumpai. Šalyje minima Laisvės gynėjų diena, Seime įteiktos premijos, o valdžiai kritika. Mūsų politinis elitas vartosi ir stumdosi smėlio dėžėje. Aš manau, ne apie smėlio dėžės mes turėtume sausio 13 kalbėti. Taivanas turi naują prezidentą, o kodėl Lietuvos politikai susiruošė į dar vieną Taivano apmokėtą vizitą? Lietuviai būna pirmieji tose taškuose, kur vyksta istorija. Ne viena šalis taip nedaro, išskyrus mus. Dar viena pagalba nukentėjusiems per Viršuliškių daugiabučio sprogimą, renkami daiktai. Viršuliškių namas yra mūsų kaimynai, o kas jeigu ne mes padėsim žmonėm? Nors prie nemokamai dalyjamų oranžinių maišelių ir kibirėlių maisto atliekoms tysta eilės, ekspertai mano, kad toks rūšiavimas nepavyks. Šiandien išdalinta 41 000 kibirėlių ir maišelių komplektų. Tarakonų daugiau namuose bus. Ar tie maišeliai iš tikrųjų bus tokie patvarūs, ar jie netruks? Poliklinikos skatinama suteikti kuo daugiau paslaugų pacientams, bet kodėl to daryti negali? Visą laiką yra tokia, kaip svarstyklėse, yra galimybė ir nėra galimybės. Tai šiuo atveju, jeigu turi patalpas, tai gal neturi darbuotojo. Iš pradžių sutvarkė, o po to sugriovė. Kauniečiai stebisi, kodėl ilgai lauktų gatvės remontų, džiaugiasi trumpai. Remontui išleidom ten 50 ar 60 tūkstančių tos vietos, dabar gatvės patys atstatymo darbai, ten, sakyčiau, gal 100 ten su viršum. Jeigu žmogus darytų šitaip verslą, tai jis būtų senai, atsiprašau, bankruotė. Ir apie spąstais pramintą kelio atkarpą, kodėl joje įstringa sunkvežimiai. Kodėl tai įvyko jau antrą kartą per 4 savaitės? Šiandien Lietuvoje minima Laisvės gynėjų diena. Iškilmingame posėdyje įteiktos Laisvės premijos. Šįkart 2 lageryje kalėjusiam disidentui Petrui Plumpai ir Europos parlamentui. Seimo sprendimas tokiu apdovanojimu pagerbti Briuselį sutiktas nevienareikšmiškai. Skambėjo ir kritika valdžiai bei metaforos apie smėlio dėžę, nes minėjime pasirodė ir buvusi šalies vadovė. Eglė Račkauskaitė plačiau. Dažniausiai tik per tokius minėjimus viešumoje matoma prezidentė Dalia Grybauskaitė sako, jie suteikia pasitikėjimo savo žmonėmis, kad jeigu reikės, jie vėl